26 metų gegužės 28 diena. Irano naujasis ajatola tikėjo, kad jo milžiniška dronų armija yra nematoma JAV kariuomenė. Pasislėpęs požeminėse bazėse ir pakrantės užutekiuose, Iranas su tam tikra sėkme vykdė netikėtas atakas. Jie ką tik pasinaudojo plačiai išreklamuotų diplomatinių paliaubų susitarimų kaip priedanga, kad numuštų amerikiečių droną. Jie mano, kad jų požeminės tvirtovės daro juos nesusekamais. Jie mano, kad pergudravo Pentagoną. Jie labai klysta. JAV sunkiai dirbo rinkdamos duomenis, analizuodamos žvalgybos informaciją ir nustatydamos tikslės vietas, kur buvo laikoma ta technika. Jie laikė tą informaciją paslaptyje ir dabar tiesiog laukia tobulo momento ją panaudoti. Gegužės 28-osios ankstyvą rytą galutiniai įsakymai pasiekė giliai viduje esančią Bandarabasą. Islamo revoliucinės gvardijos korpusas švenčia vieną iš savo neseniai pasiektų laimėjimų požeminiame dronų operacijų centre. Jie net nenutuokia, kad 2000 svarų bomba virš jų galvų laužo garso barjerą. Ajatola manė, kad jos slaptos dronų tinklas yra galingiausias ginklas. Tai kaip tada Jungtinių valstijų kariuomenė sugebėjo tiksliai nustatyti jo nematomą armiją. Balandžio 8-ąją, po daugiau nei mėnesio atviro konflikto, kurio metu JAV ir Izraelis bombardavo šimtus objektų visame Irane ir nužudė daugelį šalies režimo atstovų, įskaitant buvusiai aukščiausiai lyderį, o Iranas atsakė blokuodamas gyvybiškai svarbų laivybos kelią Hormūzo sąsiaurį. JAV ir Iranas galiausiai susitarė dėl preliminarios ir laikinos paliaubų. Tarpininkaujant Pakistanui ir apie tai paskelbus JAV prezidentui Donaldui Trumpui, paliaubos turėjo būti Irano karo pabaigos pradžia. Tai turėjo reikšti laipsnišką Hormūzo sąsiaurio atvėrimą ir leisti abiem pusėms žengti žingsnį link ilgalaikės taikos sutarties. Deja, taip neįvyko. Nors kariniai veiksmai regione iš pradžių aprimo, Iranas nerodė jokių ženklų, kad ketintų panaikinti blokadą sąsiauryje. Laivams ir toliau buvo grasinama ir jiems buvo neleidžiama plaukti per sąsiaurį, priversdama JV imtis tolesnių veiksmų ir pradėti savo karinę Irano laivų, plaukiančių į ir iš šalies uostų, blokadą. Tai savo ruožtų lėmė situacijas, kai abi pusės buvo kaltinamos paliaubų pažeidimu. Pranešama, kad Irano dronai ir raketos balandžio mėnesį smogė kelioms kaimininėms valstybėms, įskaitant Iraką. JAV buvo priverstos atidengti ugnį į Irano laivą, kuris balandžio 19-ąją bandė pralaužti jų blokadą. Iki gegužės situacija dar labiau pablogėjo. Abi pusės įsitraukė į virtinę abipusių atakų. Pavyzdžiui, gegužės 7-ąją Iranas pradėjo plataus masto puolimą, panaudodamas dronus, raketas ir greitaeigius puolamuosius katerius prieš 3 amerikiečių karo laivus, JV laivo Truxtun, JV laivo Rafael Peralta ir JATV laivą Mason. JAV laivai nepatyrė jokios žalos ar aukų ir netrukus atsakė smūgiu, apšaudydami Irano uostamiestį Bandarabasą ir Kešmo salą, kur, kaip teigiama, laikomos gausios raketų baterijos ir dronų spiečiai. Iranas taip pat bandė užminuoti Hormūzo sąsiaurį, tačiau šias pastangas taip pat sužlugdė Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas, kuris lengvai sekė ir sunaikino minas klojančius laivus. Mėnesio pabaigoje šių atsakomųjų kovų rezultatai buvo akivaizdus. JAV iš esmės liko nepaveiktos. JAV ir toliau demonstravo savo dominavimą Hormūzo sąsiauryje ir platesnėme Persijos įlankos regione. Sutelkusi čia didžiulės karinės pajėgas, sudarytas iš pasaulyje pirmaujančių karo laivų, šimtų orlaivių ir kitos pažangiausios technikos. Tuo tarpu Irano kariuomenė buvo nusiaubta. Didelė dalis jo karinio jūrų laivyno ir oro gynybos pajėgų buvo sunaikinta per pirmuosius bombardavimus. O vėlesni smūgiai smarkiai susilpnino IRGC logistiką, sunaikino kai kuriuos svarbiausius ir vertingiausius jos išteklius ir paliko labai mažai galimybių gintis. Iranas taip pat žinojo, kad Amerika turi pakankamai ugnies galios padaryti dar daugiau žalos, kai tik panorės. Jos karo laivai buvo pilnai ginkluoti reikiamomis raketomis, o radarams sunkiai aptinkami bombonešiai ir smūgio lėktuvai jau buvo įrodę, kad gali atskristi ir išskristi iš Irano oro erdvės, kada panorėjo. Netekusi daugumos savo galios ir negalėdama mesti iššūkio JAV kariniam jūrų laivynui įprastomis priemonėmis, IRGC vyriausioji vadovybė liko tik su viena realia galimybė. Ir taktiškai pasuko prie to, ką laikė savo paskutiniu koziriu – savo dronų armijos. Per pastaruosius metus Iranas tyliai sukūrė vieną pavojingiausių decentralizuotų dronų flotilių pasaulyje. Jie atsisakė brangių naikintuvų ir pradėjo masiškai gaminti pigius vienkartinius kamikadzės dronus. Kai kurie iš šių smūginių dronų, pavyzdžiui, Shahidas 136, turėjo milžinišką įtaką kariniams pajėgoms visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Rusija efektyviai nukopijavo šio drono dizainą, kad sukurtų Geran 2 dronus, kuriuos plačiai naudoja bombarduodama Ukrainą. Tuo tarpu Janovizečio Fagris taip pat smarkiai įkvėpėsi iš Shahed 136, kuriant savo nebrangę nepilotuojamą kovinės atakos sistemą arba Lucas UAV.
Kiti Irano arsenale esantys dronai yra Shahed 149 arba Gaza, kuris gali skristi iki paros ir vienu metu gabenti iki 13 bombų. Ir Shahed 129, kuris dažnai naudojamas žvalgybos, stebėjimo ir rekognoskavimo ISR misijoms, taip pat smogiamiesiems skrydžiams. Turėdama platų bepiločių orlaivių asortimentą, daugelį kurių galima masiškai gaminti itin pigiai. IRGC bepiločių taktika daugiausia remiasi taikinių užpuolimų spiečiumi, siekiant perkrauti priešo oro gynybą. Irano vadai žinojo, kad amerikiečių gynyba gali lengvai numušti 99% jų bepiločių orlaivių. Tačiau jei jie paleistų masinę dronų spiečiaus ataką, vienas $20 000 vertės dronas galėtų praslysti pro tinklą ir smarkiai apgadinti $1 milijardo vertės amerikiečių karinę priemonę. Teheranas tai žinojo. Jei jis norėtų turėti bent menkiausią galimybę atsilaikyti prieš milžinišką Amerikos kariuomenės galią ir priversti JAV laivyną pasitraukti iš savo vandenų ir oro erdvės, jo dronai būtų lemiamas veiksnys. Jie desperatiškai norėjo įrodyti, kad valdo dangų. Ir koks geresnis būdas pademonstruoti tų dronų galimybės, nei panaudoti juos atakuojant vieną iš brangiausių ir įspūdingiausių JAV karinių priemonių. Todėl jie nusitaikė į absoliutų Jungtinių valstijų oro pajėgų pasididžiavimą F-35C Lightning II. Gegužės 26, 2026 metai. Taigi, kur kas daugiau nei paprastas naikintuvas, F-35 dažnai apibūdinamas kaip skraidantis superkompiuteris, turintis stulbinančią jutiklių, skenerių ir kitų technologijų įvairovę, leidžiančią jam suteikti neprilygstamą situacijos suvokimą tiek savo pilotui, tiek bet kuriems kitiems aplinkui esantiems daliniams. Taip pat sakoma, kad tai vienas sunkiausiai aptinkamų kada nors sukurtų orlaivių, kuriame kiekviena dizaino dalis, nuo vidinių ginklų skyrių iki radaro bangas sugeriančio išorinio sluoksnio, sukurta tam, kad padėtų jam išvengti radaro aptikimo ir, kaip teigiama, prasiskverbti per priešo oro erdvę nepastebėtam. Tačiau Irano dronas netrukus aptiks tai, kas atrodytų neaptinkama. Jis surado ir pradėjo stebėti amerikiečio F-35, kuris Teherano nuomonė padarė klaidą įskrisdamas į Irano oro erdvę. F-35 kabinoje pilotas išgirsta staigų pulsuojantį signalą, nutraukiantį tylą jo šalme montuojamoje vaizdavimo sistemoje. Jo naikintuvo jutiklių sistema užfiksavo staigų radioaktyvumo šuolį. Gerokai žemiau, žemo profilio Irano stebėjimo dronas pastebėjo F-35 ir jis jau perduoda realaus laiko vaizdus IRGC antžeminiams komandams. Gerokai žemiau, pasislėpęs tarp nelygių Irano pietinės pakrantės suolų, aktyvuojama oro gynybos baterija. IRGC operatoriams desperatiškai bandant užfiksuoti lėktuvo tikslę padėtį, beliko tik atlikti paskutinį žingsnį – apšaudyti lėktuvą ir jei pasiseks, sėkmingai jį pataikyti. Tačiau tai nebuvo paprasta užduotis. Tai buvo vienas brangiausiai surinktų ir nepriekaištingai suprojektuotų karinės technikos kūrinių, kokie tik kada nors buvo sukurti. Daug kalbėta apie F-35 programos $1 trilijono kainą. Kritikai kelia klausimą, ar tie pinigai buvo išleisti prasmingai. Ir nors galima diskutuoti apie F-35 dizaino privalumus ir trūkumus, neabejotina, kad tai yra nepaprastas orlaivis. Jis sukurtas pranokti visus iki tol buvusius slaptumo ir išgyvenamumo standartus. Jis atspindi dešimtmečius trukusias investicijas ir vystymą. Jo forma buvo kruopščiai suprojektuota taip, kad sumažintų radaro atspindžius. Jo jutikliai surenka ir sujungia neįtikėtinus kiekius mūšio lauko duomenų, o jo elektroninio karo komponentai sukurti remiantis pažangiausiamis šių laikų karinėmis technologijomis. Tačiau F-35 buvo sukurtas ne tik tam, kad išvengtų aptikimo, jis taip pat buvo sukurtas veikti priešiškoje aplinkoje ir neutralizuoti net pačią geriausią oro gynybą. Rengti perėmimo raketų ir užlieti priešo radarus klaidingais signalais. Tai leidžia jam lengvai pasitraukti net iš pačių karščiausių kovos zonų, beveik kiekvieną kartą likdamas nepažįstas. Taigi, kai Irano gynyba buvo pasiruošusi atidengti ugnį, F-35 pilotas jau ėmėsi būtinų veiksmų. Jis pasikrovė savo orlaivio elektroninės kovos sistemą, jutikliais ir sekimo sistemomis. Jie tikriausiai būtų iš karto slopinę priešo gynybos sistemas, siųsdami netikrus signalus, kad suklaidintų ir dezorientuotų, nesugebėdami tiksliai užfiksuoti taikinio. Irano ginklai neturėjo jokios galimybės pataikyti į amerikiečių naikintuvą, kuris greitai paspruko, palikdamas Irano oro erdvę visiškai nepažeistas. Daugumai kariuomenių pastebėti priešo naikintuvą, bet nesugebėti jo numušti, būtų buvęs nereikšmingas įvykis. Tačiau IRGC buvo tokioje beviltiškoje padėtyje, kad šį incidentą pateikė kaip tam tikrą pergalę. Karinės vadovybės aukščiausioji vadovybė išdidžiai paskelbė per valstybei priklausančius žiniasklaidos tinklus, kad jų radaro operatoriai ir dronų įgulos sugebėjo aptikti, sekti ir užfiksuoti amerikiečių nematomą naikintuvą. Jie transliavo žemos raiškos incidento nuotraukas, grūdėtą droną užfiksuotą vaizdo įrašą, kuriame atrodo matyti F-35 tolumoje, ir tvirtino, kad jie veiksmingai sužlugdė Amerikos dominavimo mitą, parodydami, kad F-35 gali tapti aktyviu Irano technologijų taikiniu. Tačiau yra skirtumas tarp to, kai kažką pastebi danguje,
ir kai iš tikrųjų jį atakuoja. Ir dar didesnis skirtumas yra tarp galimybės paleisti ugnį į orlaivį ir iš tikrųjų jį numušti. Viskas, ką Iranas padarė, tai parodė, kad gali pastebėti amerikiečių naikintuvą, kuris vėliau be problemų grįžo į bazę. Pilotui nebuvo sužalojimų, o lėktuvas nebuvo apgadintas. Tai ir yra tikroji sėkmės istorija. Tačiau IRGC tuo neapsiribojo. Tuo pačią dieną, kai Iranas paskelbė apie F-35 aptikimą, jis taip pat atskleidė kai ką šiek tiek apčiuopiamesnę. Patvirtintą smūgį kitam, gerokai mažiau vertingam amerikiečių kariniam objektui. MQ-9 Reaper bei pilotis orlaivis. Taip pat kartais žinomas kaip Predator B. General Atomics MQ-9 Reaper yra toli gražu ne F-35. Tai vidutinio aukščio ilgo veikimo bepilotis orlaivis, galintis skristi tiek nuotoliniu būdu, tiek autonomiškai. Ir pradėtas naudoti JAV oro pajėgose 2007 metais. Nuo to laiko buvo pagaminta šimtai šių dronų ir jie įrodė savo vertę kovinėse operacijose Irake, Afganistane ir kitose vietose. Bėgant metams, daugelis valstybių investavo į Reaper dronus, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Indiją, Ispaniją ir Taivaną, o JAV juos reguliariai naudoja Irane nuo karo pradžios. Jo ilgis siekia 36 pėdas, sparnų plotis 66 pėdas, o aukštis 12,5 pėdos. Šie dronai yra gerokai mažesni taikiniai nei F-35 lėktuvai, bet juos taip pat daug lengviau pataikyti. Jie nėra sukurti atsižvelgiant į aukščiausio lygio slaptumą ar išgyvenamumą, todėl neturi tokių elektroninės kovos sistemų, trukdymo įrangos ar didelio greičio manevringumo galimybių. Kai pasaulyje pirmaujantis naikintuvai, galbūt IRGC nusivylė, kaip lengvai F-35 sugebėjo pabėgti ir taip desperatiškai siekė bent kokios nors pergalės. Kad sustiprintų savo propagandos mašiną, jie nusitaikė į MQ-9, kurį buvo gerokai lengviau numušti. Minimas dronas, kaip pranešama, vykdė įprastą žvalgybinį skrydį virš Persijos įlankos. Kai Iranas atidengė ugnį ir jį numušė skrydžio metu, dronas buvo sunaikintas, o IRGC šventė. Taip pat buvo paskelbta, kad jie apšaudė ir antrąjį droną, tiksliau žvalgybinį RQ-4 droną, ir pasiliko teisėtą ir aiškę teisę atsakyti į bet kokį, jų manymų, paliaubų susitarimo pažeidimą. Iš viešųjų ryšių perspektyvos tai buvo reikšmingas momentas Irano aukščiausiai vadovybei. IRGC įrodė, kad gali ir ryšį sunaikinti pernelyg priartėjusius vakarų ginklus. Tačiau kol jie šventė, Jungtinių valstijų centrinė vadavietė jau ruošia savo atsaką. Iraniečiai galbūt manė, kad turi tam tikrą pranašumą, o naujasis ajatola tikėjo, kad jo didžiulė dronų armija yra praktiškai nematoma priešai, su ištisais spiečiais, slapta paslėptais požeminėse bazėse ir pakrantės užkampėse. Iš tikrųjų, JAV sunkiai dirbo rinkdamos duomenis, analizuodamos žvalgybinę informaciją ir nustatydamos tikslias vietas, kur buvo dislokuoti IRGC objektai. Jie laikė tą informaciją, laukdami progos ją panaudoti, jei ir kada tokia galimybė pasitaikytų. Pažeisdama paliaubas, Iranas savo priešininkui padovanojo tą progą ant sidabrinės lėkštės. Viskas, kas liko padaryti, buvo surengti atsaką. Tas atsakas atėjo gegužės 28-ąją. Tada kruopščiai suderintas greitojo atsako smogiamoji grupė gavo leidimą smogti IRGC ten, kur tai svarbiausia, vienam iš svarbiausių šalies karinio tinklo mazgų uostamiestyje Bandar Abase. Įsikūrusiame Irano pietinėje pakrantėje, žvelgiančiame į Hormūzo sąsiaurio vandenis, Bandar Abasas, ko gero, yra svarbiausias IRGC kontroliuojamas karinis jūrų centras. Jau daugelį metų jis tarnauja kaip reguliariojo Irano karinio jūrų laivyno būstinė, taip pat IRGC jūrų pajėgų centras. O jo strateginė vieta leido Iranui kontroliuoti ir projektuoti galią visame sąsiauryje ir už jo ribų. Nors JAV anksčiau šiame konflikte sunaikino didelę dalį Irano karinio jūrų laivyno pajėgų, šalis vis dar turi nedidelių laivų flotilę, kuriai nuolat siunčia spiečiais pulti Amerikos karo laivus ir komercinius laivus, bandančius praplaukti sąsiaurį. Ginkluoti raketomis, minomis ir kulkosvaidžiais, šie laivai gali atrodyti maži, bet jie gali kelti rimtą grėsmę, ypač krovininiams laivams ir naftos tanklaiviams, kurie negali apsiginti patys. Taip pat yra bepiločių orlaivių ir raketų grėsmė. IRGC dislokavo įvairius oro ginklus iš Bandar Abaso ir aplinkinių teritorijų. Siunčia savo bepiločių orlaivių spiečius ir priešlaivinės raketas į dangų virš sąsiaurio, kad netikėtai užkluptų praplaukiančius laivus. Tačiau JAV visą tai žino, jis stebi Bandar Abasą, kartu su kitomis strategiškai svarbiomis vietomis palei Irano pakrantę jau kelias savaitės. Vos prieš kelias dienas tai nuėjo dar toliau, smogė miestui atsakant į ataką prieš karinio jūrų laivyno eskadrinius minininkus. Dabar jį pasirengusi ne tik pakartoti tuos veiksmus, bet ir juos suintensyvinti. Iranas galbūt numušė vieną amerikiečių droną, tačiau JAV ruošiasi suduoti kur kas didesnį smūgį atsakydamos. Gegužės 28-osios ankstyvą rytą atėjo galutinis įsakymas. Ir Bandar Abasas vėl pajuto visą Jungtinių valstijų kariuomenės jėgą.
apeidami miesto gynybinės linijas, kurios jau buvo stipriai susilpnintos ankstesnių atakų metu. CENTCOM pajėgos sutelkė pastangas į infrastruktūrą, kuri leido ajatolos bepiločių orlaivių armijai išlikti ore, jos dronų valdymo centrus. Vienas iš šių centrų buvo taikliai atakuotas preciziniais šaudmenimis, padarydami didžiulę žalą vienam iš nedaugelio vertingų IRGC likusių išteklių. Šiuose centruose dronai yra surenkami, laikomi ir siunčiami vykdyti spiečių atakų. Čia dronų operatoriai treniruojasi ir tobulina savo įgūdžius, valdydami savo bepiločius orlaivius ir nebaudžiamai bombarduodami tiek karinius, tiek civilius taikinius. Jie yra gyvybiškai svarbus Irano režimui, norint turėti bent menkiausią galimybę daryti įtaką Hormūzo sąsiauryje ir platesnėme Persijos įlankos regione. Tik šių centrų dėka šalis gali vykdyti smūgius kaimyninėms valstybėms, tokioms kaip Kuveitas, Irakas ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Ir keliai jau buvo sunaikinti, todėl Iranas nuo maždaug 400 dronų per dieną kovo pradžioje gegužę galėjo paleisti tik kelias dešimtis. Kuo daugiau tokių objektų sunaikina JAV, tuo sunkiau IRGC veikti. Nes be šių centrų nesvarbu, kokia iš tikrųjų yra ajatolos bepiločių orlaivių armija. Jos pečiaus strategija tampa vis sunkiau įgyvendinama, kai infrastruktūra, kuri palaiko tuos pečius, nebeegzistuoja. Kad dar labiau pablogintų situaciją, JAV taip pat pranešė numušusios 4 Irano dronus, kurie tuo metu sklandė danguje virš Bandarabaso per ataką. Ir staiga nuotaika Irane pasikeitė iš džiaugsmo į neviltį, kai Teheranas susidūrė su dar viena niūria ir nemalonė realybė. Jų tariamai slapta dronų architektūra nebuvo tokia jau slapta. Galų gale. Dar kartą IRGC ego gavo skaudų smūgį, bet dar kartą jis nebuvo pasirengęs priimti pralaimėjimą. Tačiau problema buvo ta, kad jis paprasčiausiai neturėjo išteklių rimtai atsakyti JAV. Net jei jis mestų viską, ką dar turėjo prieš JAV laivyną, greičiausiai tik iššvaistytų savo išteklius ir patirtų dar vieną pažeminimą. Todėl IRGC aukščiausioji vadovybė grįžo prie pažįstamos taktikos. Jie ieškojo lengvesnio ir paprastesnio taikinio ir jie jį rado. Ne Hormūzo sąsiaurio vandenyse, o netoliese esančioje Kuveito valstybėje. Ši palyginti maža Vakarų Azijos valstybė tapo populiariu Irano taikiniu nuo pat karo pradžios. Iš tiesų, jau pirmąją konflikto dieną, vasario 28-ąją, Iranas smogė Kuveito tarptautiniam oro uostui ir Ali al-Salemo kariniai bazei dronais. Per kelias savaitės po to Kuveitas patyrė papildomų dronų ir raketų smūgių, daugiausia nukreiptų į JAV ir Italijos karinius objektus, tokius kaip amerikiečių garnizonas Camp Bering. Tačiau daugeliu atveju Kuveito nacionalinė gvardija, remiama JAV pajėgų, sugebėjo numušti daugumą priešo priemonių patekusių į jos oro erdvę. Praėjus vos kelioms valandoms po amerikiečių atakos prieš Bandarabasą, Kuveitas paskelbė, kad jo oro gynyba buvo aktyvuota. IRGC paleido raketų salvę ir nedidelį dronų spiečių link savo taikinio. Neidentifikuoto Janant Kadvace oro bazę, o gyventojai pranešė girdėję aplinkui aidinčius sprogimus. Laimiai, netrukus paaiškėjo, kad šiuos sprogimus sukėlė ne Irano raketams ir dronams pataikius į savo taikinius, o tai, kad jie buvo perimti pakeliui ir sunaikinti ore. Atsižvelgiant į tai, kad JAV objektai visame Persijos įlankos regione yra apsaugoti daugiasluoksnėmis integruotomis oro ir raketų gynybos sistemomis, įskaitant terminalinės didelio aukščio zonos gynybos sistemas ir Patriot raketų paleidimo įrenginius, Irano ginklai beveik neturėjo galimybės sėkmingai pataikyti į savo taikinius, o Kuveite šiame etape nebuvo pranešta apie jokius nuostolius ar aukas. Nors tuo metu vis dar galėjo išlikti kažkoks miglotas patikimumas ir vis dar atrodė, kad jis egzistuoja diplomatinės veiklos užkulisiuose. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų faktiškai buvo pasibaigęs. Buvo akivaizdu, kad Iranas sutiko su susitarimu nesąžiningai ir niekada neturėjo ketinimo švelninti savo blokados sąsiauryje. Tuo tarpu Irano revoliucinės gvardijos korpuso, IRGC, tęsiami išpuoliai prieš kaimyninės šalis ir akivaizdžios JAV karinio jūrų laivyno provokavimas įrodė, kad Teheranas supranta tik bombų ir kulkų kalbą. Taigi vėl buvo įtrauktos į neribotą, didelės rizikos konfrontaciją su nepaprastai užsispyrusiu priešininku. Diplomatiniai kanalai nutilo, kai abi šalys ruošėsi tam, kas laukia toliau. Atrodė, kad Iranas sužaidė savo kortas užpuldama Kuveitą ir dabar vėl buvo Amerikos eilė. Visam pasauliui stebint ir laukiant, kaip reaguos JAV pajėgos, tačiau tai, kas įvyko toliau, buvo visiškai kitokia situacija. Būdamas įspaustas į kampą ir jausdamas spaudimą, IRGC regis nusprendė nepaisyti atsargumo ir aktyvavo likusias oro gynybos priemonės palei pietinę pakrantę, siekdami šaudyti į bet kokius taikinius, kurie patektų į jų radarų laukus. Nesvarbu, kas jie būtų ar iš kur atvyktų, tuo metu nebeliko nė apsimestinio susilaikymo ar taikos siekio. Ir iš Irano perspektyvos idealus taikinys netruko pasirodyti. Gegužės 31-ąją įžengė į radarų diapazoną. Kitas Jungtinių valstijų dronas, MQ-1 Predator, veikia virš tarptautinių vandenų.
Kai Irano oro gynybos baterija užfiksavo taikinį ir paleido į jį žemė-oras raketą, dronas neturėjo jokių šansų. Jo nuolaužos nukrito į vandenį žemiau. Keisto istorijos pasikartojimo atveju ir IRGC visiškai nesugebėjus pasimokyti iš istorijos pamokų, Teheranas vėl šventė. Jis gyrėsi savo išskirtiniais kariniais gebėjimais, o valstybinė žiniasklaida vieno drono numušimą pateikė kaip strateginį meistriškumą. Iš tikrųjų, viskas, ką Iranas vėl padarė, buvo erzinti mešką ir netrukus pajus nagus. Kaip jau buvo įprasta šiame konflikto etape, JAV greitai suplanavo ir įvykdė savo atsaką, nedelsdamos nustatė svarbius Irano infrastruktūros objektus, į kuriuos reikėjo nusitaikyti ir kuriuos sunaikinti. Po drono praradimo, dar kartą, Amerikos atsakas neapsiribotų tik kelių Irano objektų smūgiu ar vieno jų drono sunaikinimu. Tai nebūtų paprastas atsakomasis veiksmas. JAV kontrpuolimas buvo dar vienas akivaizdus pavyzdys, kaip stipriai skiriasi Irano ir Amerikos kariuomenių pajėgumai. Kol IRGC džiaugiasi sunaikinę droną, JAV pakėlė į orą kai kuriuos savo pasaulyje pirmaujančias aviacijos priemonės. Pilotai įlipo į savo naikintuvus ir smūginius lėktuvus, pakilo į dangų didžiuliu greičiu ir skriejo link savo taikinių. Ginkluoti įspūdingų raketų arsenalu, leidžiančių lengvai sunaikinti tiek antžeminius, tiek oro taikinius, amerikiečių lėktuvai įskrido į Irano oro erdvę ir užliejo priešą ugnimi. Jie pirmiausia susitelkė į oro gynybos sistemas, kurias Iranas manė saugiai paslėpęs pakrantės slėptuvėse. Dar kartą IRGC pasirodė esanti daug mažiau kompetentingas slėpynų žaidime, nei pati teigia. Tikslios raketų baterijų vietos buvo nustatytos ir perduotos naikintuvų pilotams, kurie jas nedelsdami sunaikino dar prieš tai, kai jų operatoriai suprato, kas įvyko. JAV naikintuvai tada persikėlė prie dar vienos IRGC antžeminės valdymo stoties ir akimirksniu. Dar vienas iš svarbiausių Irano mazgų buvo pašalintas iš mūšio lauko, dar labiau susilpnindamas šalies jau ir taip silpną logistiką. Prieš palikdami kovos zoną, amerikiečių naikintuvai užbaigė savo misiją. Jie taip pat sunaikino porą Irano kamikadzės dronus, kurie galėjo kelti grėsmę arba potencialiai pulti komercinius laivus, plaukiančius regioniniais vandenimis. Ir tuo viskas baigėsi. JAV dar kartą paliko Iraną susidurti su savo veiksmų pasekmėmis. Be abejo, Iranas sunaikino vieną droną, tačiau mainais prarado dar 2 dronus, visą dronų valdymo centrą ir daugybę oro gynybos sistemų. Staiga Predator numušimas nebeatrodė kaip kažkas, kuo IRGC galėtų girtis. Šiuo metu galima būtų tikėtis, kad Irano kariuomenė kurį laiką patylės ir skirs laiko apgalvoti kitą savo žingsnį. Tai būtų pasielgusios logiškos ir protingos pajėgos. Bet IRGC įrodė, kad jai logika ir sveikas protas svetimi. Dar kartą jos aukščiausios vadovybės ego nustelbė bet kokį sveiką protą. Dar kartą IRGC nusprendė netylėti, o surengti dar vieną ataką. Beviltiškame nepaklusnumo akte jie įsakė nedelsant paleisti 2 galingiausius likusius ginklus – porą balistinių raketų, paslėptus po žeminiuose šachtose kažkur Irano gilumoje. Jų taikinys – Amerikos oro bazė Kuveite. Vėlgi, jie nebūtų pasiekę tikslo. Tačiau JAV radarai aptiko paleidimą tą pačią akimirką ir nedvejodami paleido savo perėmėjus. Irano raketos buvo sunaikintos, grėsmė buvo neutralizuota. Visi šie išpuoliai įvyko per kelias datas, per kelias dienas, kurios Iranui pasirodė visiškai pražūtingos. Galutiniai abiejų pusių rezultatai pasakojo viską. IRGC pavyko numušti 2 amerikiečių dronus ir užfiksuoti šiek tiek vaizdo medžiagos, kurioje matyti F-35. Taip pat buvo iššvaistyta keletas raketų. Tuo tarpu JTVF sunaikino 2 dronų valdymo centrus, daugybę smogiamųjų dronų ir didelį kiekį oro gynybos sistemų, nepatirdamos jokių nuostolių ar aukų. Tokiu būdu jos aiškiai ir garsiai pasiuntė žinutę. Persijos įlanką kontroliuoja JAV, o ne Iranas. Ir bet koks bandymas mesti iššūkį jų autoritetui kiekvieną kartą sulauks triuškinančio atsako. Tačiau ajatolos dronų armijos sunaikinimas užtikrino tik dangaus kontrolę. Norint iš tikrųjų palaužti režimą, Jungtinių valstijų kariniam jūrų laivynui teko užgniaužti jų milijardinės vertės naftos ekonomiką vandenyse, norėdami pamatyti, kaip tiksliai. Amerikiečių naikintuvas paralyžiavo milžinišką Irano blokados laužytoją, numesdamas lazerių valdomą bombą tiesiai į 6 pėdų aukščio dūmtraukį. Spaustelėkite dabar ekrane rodomą vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame mūšio lauke.